Taigi, sveiki visi, kai matot, tai iki žvejybos vietos, tai šiandieną žvejosiu pelkėj. Štai mano daiktai. Turiu kuprinę, masalai, visokie meškerės. Ir žiūrėkit, kaip atrodo šita vieta. Pelkynas, visiška pelkė. Ir štai čia yra tarpas. Tai šitam tarpui bandysim susimest meškerės, pasišerti ir gaudyti lyną. Tai va, nes kaip žinau, čia gaudo lynus. Štai, žiūrėkit, kokia apipelkėjus vieta čia visur. Tai va, ruošiamės ir bandom gaudyti. Tikriausiai pirmiausia, galbūt meškerę šį kartą užsimesiu. Tai turiu teleskopą 3.9 0.20 valas. Pavadėlį jokių nedėsiu, kabliukas čia irgi. Toksai galingas, 108 numerio. Tai pabandysim. Dar iki lynų laiko skaitykim nemažai. Tai pirmiausia meškerę sudėsiu ir tada bandysiu šertis. Va, meškerę susidėjau. Kamba mane kanda tie bimbalai. Taipogi padariau didelę klaidą, tai pamiršau pasiimt kepurę. Šiandien kaip tik labai karšta, 28 šilumos ir aš tiesiai ant saulės sėdžiu. Bent jau į nugarą man neįveido. Tai va, masalai tai bus dzikai, sliekai, matot, štai čia turiu va. Ir dar turiu banduelės kukurūzų šiek tiek, tai tokia įvairovė 3 masalų. Visat man sakot kukurūzų nusipirkti, tai va, nusipirkau. Taip, čia yra pašarai, dabar čia padėsiu. Neradau to savo pagrindinio graibšto, tai pasimau kitą. Irgi galim išsidėti, šitas, man rodos, gali ilgesnis šiek tiek. Ne, šitas pakankamai ilgas. Galime atsidaryti kukurūzų dėžutę. Svarbu, kad nenulūžtų tasai. Gerai, normaliai viskas. Pradėsim su dziku ir kukurūzų. Nes kukurūzų neturėtų taip mailius daužyti. Žiūrėsim. Gal padės man šiek tiek atsikratyti tų mažų žuvyčių. Šiaip įdomu, kas čia dar gyvena, gal kokių karosų yra dar kažko. Įsivaizduoju, pirmas kartas, kaip čia žvejoju. Bet mato, čia tokia vieta padaryta, tai žmonės žvejoja. O, dziką tik numečiu iškart mailiukas. Taip, pirmas metimas. Mano plūdė ant dugno. Čia galiu net nemesdamas nuleisti. Bet pažiūrim dabar šiek tiek pamažinu. Dar reikia mažinti. Čia man rodos vieta irgi pravalyta, tai eglučių neturėtų ant dugno būt, tikėkimės. Arba čia klub pakankamai, arba mano plūdai svorio gal trūksta, irgi variantas. Netgi visą gramą dadėsiu. Dabar stovi ir dabar jau gilis per mažas. Tai va, nežinau, ar čia antrą meškerę reikia net mest, nes čia su viena sunku matau bus šitą vietą. 2 ir sutalpinsiu. Tai va, pašarui. Čia turiu universalaus viso pikto. O taip tai lynas karosas. Neturėjau daugiau, tai ką turėjau supilsiu. Pagrindė pasišersim šituo. Tikriausiai neužteks, tai jei ką, to kitą dar pilsiu. Tą maišysim paskui. Tai reikia pirmai sudrėkinti. Tada įdėsim papildo, tai bus džiūvėsėliai spalvoti. Turėtų dadėti tiesiog spalvos ir galbūt sudomint žuvį labiau. Visi galvos, kas čia tokio. Įmesiu paskui, čia vis tiek palei vietoj gaudom, tai su rankom kukurūzų. Čia vai pavėsi padėsiu, tegul pašaras išbrinksta ir tada darysim į bumbulus ir bandysim šertis. Čia šone pasidarau šiek tokį pavėsi. Čia padėsiu masalus, kad neiškeptų. Štai čia irgi į kampą, netrukdytų. Čia bus į ką žuvį dėt, kad galėčiau parodyti, ką pagau, bet dabar vis tiek dar nieko nepagavom. Čia padėsiu. Galvoju, čia šitą kitą man bandyt užmest ar nebandyt. Čia 0.18 valas, tai jisai plonesnis. Aišku, irgi be pavadėlių, be nieko susirišęs. Bet čia nesvarbu, 0.20 ar 0.18. Didesnis lynas ir čia bus man jau viskas. Jisai įžolės ir baba. Ir čia yra plus 3 metrų meškerė, tai jinai daug mažesnė. Teleskopinės planuoju nusipirkti normalias, bet gal ne šiemet jau. Šiemet
motociklui leisiu pinigus, nes jam daug reikia. Tas parazitas nepigus reikalas. Na, va, čia reikia kabliukas nemažas, turėtų būti 8 numerio. Ir čia pabandysiu slieką dziką. Nu, dedu tą meškerę, kažkas ant šitos kybina. Bet taip vos. Tai bum. Ir dabar tiesiog ramiai vėl plūdė stovi ir savo ir viskas. Bet nežinau, kažkaip keistai čia. Čia už žalės marodas buvo. Nes ir maslas viskas yra. Abi plūdės sumestas. Viena paguldyta gaunasi, nežinau, kodėl pati atsigulė. Gal už žalės užsikabino. Duodas motociklai. Greičiau mano teisės ateitų. Oho. Pagavau. Suplūdė judėjo. Čia yra karosų. Eik tu savo. Koks turuliukas ir koks gražus karosiukas. Jūs pažiūrėkit, tas mažiukas, bet koks grožis. Geras, yra karosų čia, nežinojau. Na, tokį mažiuką tai leidžiam. Tegul bėga. Aš mačiau, kaip tik užmečiau ir kažkas mano dziką daužė, jau mačiau net iš karto. Bet, pasirodo, ten dugną nusileidus irgi. Jis jau buvo. Bet čia nieko nedaužė, galiu papildomą dziką uždėti. Ir bus tas pats, kas buvo. Nu, supratau, tai čia dar karosų yra reiškės. Įdomiai. Galima karosų čia bus pabandyti pagaudyti. Didelių yra. Šitą ištraukau, buvo į žolę įsikabinus, ant tos tai gražiai kažkas. Biškelį daužo. Buvo dugno visai. Dabar, nu, tokie labai atsargus kibimai viskas, bet kažkas tai jama tada karosiukas iškybo. O, dabar iškelta buvo. Gal čia yra? Ne. Viskas palikta. Šiek tiek eglutės. Nu, matyt, čia nelabai ir švari ta vieta. Tai šiok toks iššūkis čia bus kažką ištraukti, jeigu įkirsim didesnio. Šitą tai galiu pridurti. Bet saulė kepina, tai žinokit, nu neįsveikai. Neina ramiai savo pasėdėti. Kažkas rausia. Ir man dziorgina šiek tiek. Buvo iki raudona prinėlė. Ten va šeriau. Įdomu, kas čia per rūšis. Taip, tai ežere, sakyčiau, nuraudės gali belenkasim karšiukai. O čia karšiukų tikrai nesitikiu pagauti. Kojas kokias irgi ne, gal raudė dar, bet nežinau, man čia tokia vieta arba karosas, arba lynas labiausiai neša. O kitą meškerę susidinėjau ant šitos, kur dabar užmesta, nuplėšiau kabliuką, kažkaip ten žolė įsikabino, dugne. Tai dabar šiek tiek sekliau varau visas. Nu, bandau virš eglučių kažkaip pataikyti. Tai, nu, įdomi čia. Nu jo, tik nusisukau. Karosiukas šiek tiek didesnis. Oho, kokios spalvos gražios. Mažiukas, bet karosiukas. Pelkė čia karosų gyvena, reiškia, kai matot. Paleidau, nedėsiu aš čia. Kol kas į tą, nebent pradėsim labai imt tada, gal kažką ir galvosim. Nu, užmečiu iš karto vėl. Kaip tada tampė, tai ir dabar va. Atrodo vos jama. Kažkas tai. O. Eik tu savo. Nieko nėra. Dzikai palikti. Taip įdomiai kybo. Plūdė visą panėrus laikęs, taip kelias sekundės skirtau ir tuščia. Kukurūzą, kur užmesta, nelabai ima, bet nežinau, gal čia pelkiai netgi nelabai tas kukurūzas gerai. Gal labiau į ežerą, nes čia pelkiai, abejoju. Nenatūralus toksai dalykas. Pagrindė visokie sliekai, dzikai turėtų būti čia. Bet paliksiu dar kol kas, pažiūrėsim. Siek paskui pašersim dar kukurūzus. Kažkas tai lyg ir jama. Panėrus, taip staigiai. Meškerę paėmiau, dabar išnėrė vėl kažkas. Pim. Spėju, karosiukai bus. Gal kabliukas per didelis. Nepaėmė normaliai į burną.
Dar to ar nepakirtų, nežinau. Ką, svaramiai sėdžiu. Duodas emocijai. Be proto. Ir aš einu bandyti šiek tiek pašerti. Mesim kukurūzų. Reikėjo tas sultis į pašarą supilti. Nepagalvojau. Ar vakarą gal raus pradėsite? Nusivalyti, nes paskui rankos pirties. Nu, lips labiau. Tai va štai kaip vieta atrodo mano žvejybos. Jau saulė pabiškį leidinėjas. Jau nebekaitina, tai palygins gerai. Ir reikia spėjau meškis paunyti, permest, pažiūrėti. Kas ten gero. Kažkas man rodos jama. Ant kitos. Šitą bandau normaliai užmest, bet tai čia man... Daug čia išražiai. Na, šalia tai šono. Oba. Gulėjo tai pusiau. Ne, dugne. Palį paviršį atrodė lyg. Plūdė bent jau taip stovėjo. Dingo. Reikėjo kirst, kai nešė. Bet jeigu lynas, manau, jis nebūtų taip pasidavęs ir manau būtų toliau jėmės. Bet jau buvo taip, kad ištraukiau ir buvo nuėsta viskas nuo kabliuko, tai klausimas, ar dabar nieko nenuėdė. O, kažką turiu. Eik tu savo. Blia. Šoną nešę pakirtau. Kaip vartytis. Vandenį jaučiau. Visus šonus bėgs. Gal pradėjo. Eik tu. Pabėgo. Su žolėm, bet kažkas buvo. Suprantu, čia žaidžia, bet normalaus kibimo, kad pakirs nėra. O, vėl iškilus plūdė buvo. Dabar ant šitos lyg ir jama. Kaip čia tas lyno kibimas turėtų atrodyti šitą vietą. Nes mano plūdės lyg ir virš tų žolių. Bet taip gražiai būna kimbavo, visiškai buvo nesnei sunėrė ir nieko. Pakirtau, net nepajaučiau, žiūrėk, tiek burbuliukų. Žolė iškyla. Karosas gal daraus gali, bet kartais čia būna, kai sukyla tie burbulai, tai eina savo. Atrodo, koks bebras pro dugną būtų praėjęs. Žiūrėkit. Abi plūdės tiesiog. Nekibimo nieko. Niurkt, abi dvi. O, kiek burbulų išlindo prie mano plūdės. Net nežinau, ar čia lynas jau burbulio ar kas čia, bet burbulų tai dabar daug pradėjo lyst. Nesuprantu netgi. Jokių kibimų nieko. Tiesiog va, nuo abiejų meškerių pliunkt. Beveik visą plūdę taip sunėrė. Ir viskas. Nuplėšiau. Ir plūdė ten liko. Pipėts. Kaip man susiriš be plūdės. Na, žiūrėkit, mano plūdė tiesiog iškylo. Ką daryti? Viena meškerė liko. Aš galėčiau pabandyti pasim, bet ten žiauriai rausia dabar visur. Ai, nesugreipšti kokiu bandyti. Aš nežinau, bet aš ten žuvį išbaidysiu. Gal čia su viena meškerė dabar bandyti gaudyti. Ir ant pabaigos pabandyti atgauti. Ta plūdė stovi, jinai dar brangoka man.
Na, kokius 5 eurus. Dabar šitą suviniosiu. Čia netrukdytų. Vaiką tau paliksim užmestą. Šiur taip keistai plūdė tą atsistojo. Galvoju, permesiu, jinai ten susikabinus jau. Kažkas jama. Rausė. Iškėlė visą plūdę. Vėl. Nežinau, čia atrodo lyg mailiukas daužytų. Taip staigiai pabung šonus plūdė. Bet kibimas ne mailiuko. O žinot ko? Žolės. Dzikų koštas liko, nu... Uždedam slieką. Nežinau. Kažkaip keistai man čia. Arba aš pamačiau be proto didelį bebrą, arba čia buvo monstrinis šamas. Ne, bus bebras. Šamų čia negali būti, bet... Ten va. Išsigandau. Jūs neįsivaizduojat. Jis man aš išsigandau aš jo. Nu ką, štai mano daiktai, jau beveik 10 valandų ir daugiau nieko nepagavau per tų 2 karasiukų. Tai, nežinau, laikas dėtis. Žolių vėl palpau. Nežinau, kažkokia biškį nesąmonė. Tikėjausiam vakaro daugiau. Kimba vakame esmė, bet plūdės joks sūnerė, gražiai kimba kartais būna, atrodo. Nieko visiškai ant kablio. Arba žolė, arba tiesiog visiškai nieko. Net nepajauti pasipriešinimo. O vieną kartą kažką buvau įkirtęs šiek tiek didesnį ant plūdės su žolėm, bet nuėjo. Tai gal viskas dedu. Reiks kažkaip plūdę dar išsitrauk pabandyti. Žiūrėsim. Gal kada dar sugrįšiu, čia neįsivaizduoju, bet įspūdžio nepaliko šitą vietą. Tik tai žinau tiek, kad čia dar karosų papildomai yra. Ne vien linų. Nežinau, dabar kažkaip užsimaniau visai su dugninė pažvėjo, tai galva kokią kitą žvybą pabandysiu. Su dugninė meškerė. Nu, bus matyti. Daiktus reiks sudėti. Čia papačiavo maišelį. Čiukšlės tos. Masalai. Dar turiu kukurūzą, bet kukurūzus gal pasiliksiu. Gal tai žvejybai bus. Nu va, šiandienai viskas. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Galit pasiūlyti, kaip šitą vietą reiktų čia gaudyti. Gal kas turit patirties, kas gaudyt pelkėse, tai žinosit, ką labiau daryti, kaip išvengti tų žolių ir kaip čia tą žuvį reikia pagauti. Matot, dangus šiauriai gražus. Tuos nenuvirtau. Nu, bet jo. Ačiū, kad žiūrėjot. Nežvyno ir iki.